reikia daug išminties mokytojui, kad išlaikyti visgi tą pagarbą jiems. Nes, manau, kad čia yra iššūkis. Man pačiai buvo ne kartą iššūkis galvoti pagarbiai apie tą mokinį, kuris nuolatos, atrodo, specialiai trukdo pamoką ir visiems, ir man, ir visiems, ta prasme, aplinkui. Tai, čia yra iššūkis tiesiog žiūrėti į jį taip pat pagarbiai kaip į kitą suaugusį, sakykime, žmogų, kuris man nieko netrukdo. Tai jiems turbūt imponuoja, jeigu visgi pagarba išlieka. Tai... Labadiena, jūs klausotės tinklalaidės Atgal į mokyklą. Čia Povilas Šklėrius. Nuo tos dienos, kai pradėjau dirbti mokytoju, mane ėmė dominti žmonės, kurie pasirinko dirbti mokytojomis ir mokytojais. Jie atrodė tokie skirtingi, unikalūs ir tuo pačiu visgi buvo kažkuo panašus. Taigi po kelių metų nutariau pabandyti atskleisti mokytojų DNR. Kuo jie gyvena, apie ką mąsto, kuo džiaugiasi ir dėl ko nerimauja. Būtent tai ir išgirsite tinklalaidėje Atgal į mokyklą. Šiame tinklalaidės įraše siūlau grįžti atgal į mokyklą su Aušra Juodvalke, socialinio emocinio ugdymo dalyko mokytoja iš Anykščių Jono Biliūno gimnazijos. Aušra Juodvalkė pasakoja apie savo įspūdžius mokykloje praėjus pirmiesiems jos darbo metams ten. Sprendimas tapti mokytoja. Rinkausi mokyti, norėdama ieškoti savo darbe prasmės. Įsivaizdavau, kad atėjus į mokyklą galėsiu nors vienam kitam vaikui tokį tikrai būti pati, kaip, nežinau, ar pavyzdžių, ar pokyčių, kad įkvėpčiau daryti kažkokį pokytį arba įkvėpčiau kitaip mąstyti. Nes man pačiai nuo vaikystės ir nuo jaunystės tų laikų mokykloje man labai trūko turbūt pastumėjimo iš šono. Tai aš norėjau būti pamatyta, bet nebuvau pamatyta, galbūt taip, taip įvardinčiau, tai pati norėjau kažką pamatyti ir pastumėti link kažko didesnio, galbūt taip. Prisiminimai apie mokyklą. Taip, tai ką aš pati atsimenu, kai mokiausi. Prisimenu, daug buvo nenoro eiti visų pirma. Buvo daug nenoro eiti į mokyklą. Tačiau tam tikrą prasme aš ten ir praskaidrindavau savo nuotaiką, nes kažkaip namuose jausdavausi vieniša, būdavo kažkaip tai tylu, ramu, galbūt kažkam ramu, bet man daugiau gal įtampą kėlė, kad namuose tokia vienatvė ir tyla. Tai aš kažkiek pralinksmėdavau mokykloje. Ir ką prisimenu dabar, kai jau praėjo 20, kiek čia tų metų, tai turbūt pagrinde man rūpėjo bendravimas su draugais, su draugėmis, tiksliau, viena kita, kurią turėjau. O pačios pamokos, tai atrodė, kad ir negali būti kitaip. Ten viskas nuobodu, viskas ir kažkaip tiesiog mokytojai reikalauja. Man pakankamai gerai sekėsi, nes aš nelabai mokiausi. Bet vis tiek, pavyzdžiui, blogiausiai klasiai, kaip tuo metu vadino, ten iki 9 klasių buvau su blogiausia tipo klase, tai aš ten mokiausi geriausiai. Tai ką man ten stengtis labai. O po to kaip išskirstė ir mane perkelė į fizikinę klasę, kur aš fizikos nieko nesupratau. Tai ten dar tuo pačiu ir matematika buvo sustiprintai ir šiaip žmonės buvo labiau orientuoti į akademinius pasiekimus, tai man ten buvo iš pradžių kosmosas, aš visus metus turėjau priprasti. Tai turbūt tą perėjimą aš gal labiausiai prisimenu iš savo mokyklos, iš tos blogiukų klasės kabutėse į akademinę klasę, kurioje man buvo toks ne tik tai psichologinis lūžis turbūt turėjo įvykti. Tai tą prisimenu ryškiausiai turbūt. Socialinis emocinis ugdymas. Kas tai? Taip, turiu pamokas 9-10 klasėm.
Taip, tai ką aš mokau? Esu išgirdusi ir tokių replikų apie savo mokymą, kad čia ne emocinis ugdymas, čia emocinis žlugdymas. Bet čia daugiau dėl to, kad aš irgi noriu, kad vaikai kažką išmoktų, kažką išgirstų, ne tik tai, kad atlankytų mano pamokas. Tai dėl to, kad aš susikūrus tam tikrą vertinimo sistemą ir ne visiems vaikams aišku patinka. Na, tai po to ir išgirstų tokių visokių vertinimų. Bet ką stengiausi, kaip supratau, po kokių 3-4 mėnesių supratau, kad vis tiek pagal programą, kokia jinai ten neaiškiai apibrėžta būtų, ten apie Lions Questą kalbu, tai visgi nepavyks man taip jau ten dėstyti tas pamokas, tai aš tikrai grįžau, kur man atrodo, prie tokių pagrindų emocinio intelekto lavinimo, gal taip, jeigu galiu pavadinti, apie jausmus, apie emocijas, kuo vieni nuo kitų skiriasi, skatinti pamokose bendravimą, bendradarbiavimą tarp mokinių, taip pat savo savybių kažkokių tai stebėjimas, pastebėjimas, išryškinimas, kodėl aš vienaip ar kitaip mąstau, kodėl vienaip ar kitaip elgiuosi, ar galėčiau pakeisti savo elgesį, pradedant nuo mąstymo. Nu, bet tokie pagrindė. Kažkiek bandžiau įvesti meditacijos, tai yra susikaupimo, stengtis kažkaip lavinti irgi, kad vaikai tuos būdus žinotų. Ne visada pavykdavo, žinoma, bet fain, man patinka tie tokie bandymai, kai kurie labai pavykdavo ir fain, ir dar po to ir pasiūlydavo, sako, padaro meditaciją, pavyzdžiui. Ir ko dar galvoju, aišku, tose pamokose visko daug, tokia kaip mini mažas gyvenimas praeina toje pamokoje nuo pat pradžios iki skambučio. Tai jo, ir iššūkių valdymas turbūt labai svarbu, nes ir konfliktų visokių būdavo, ir tarpe mokinių, ir tarpe manęs ir mokinių, sakykime, kažkas tai iškildavo. Tai aš manau, tokios gyvenimiškos situacijos supaprastytam pavidale pamokų. Kadangi labai mėgstu refleksijas ir vis tenkdavausi, kad šią dalį mokiniai atliktų, tai pagal refleksijas galėčiau spręsti, statistikos nepadariau iš tikrųjų, kiek procentų ten kam patikdavo, kam nepatikdavo, bet įvairiai. Kažkam labai patiko tos pamokos ir sakė, kad geriausios pamokos, kažkas tiesiog sakė, kad okei, o kažkas sakė, kad Dieve, visiškai nereikalinga pamoka mokykloje. Tai spektras platus, sakyčiau. Koks žmogus turėtų išeiti iš mokyklos? Man atrodo, man pačiai, kaip man asmeniškai pritrūko turbūt pasitikėjimo savimi išeinant iš mokyklos. Man atrodo kažkokie tokie asmeninės brandos, kai tas sako brandos atestatas, tai kažin ar mane jisai buvo brandos atestatų, toli gražu. Tai man labai pritrūko asmeninės brandos visame tame 12 metų ugdymo procese. Tai dėl ko aš labai tikiu šitą apskritai discipliną kaip SEU ar gyvenimo įgūdžiai, kurie dabar čia bus nuo rugsėjo, ar ne. Tai apie save kalbant turbūt, galbūt ir vaikam tas tiktų dabartiniams, kurie, nežinau, toje gimnazijoje pas mus, kad man atrodo norisi daugiau to pasitikėjimo savim, daugiau pažinti save ir gebėti įveikti iššūkius, labiau žinoti, ko noriu, ar ne, išryškinti savo stipriasias savybės, eiti link jų, pasitikėti savo vidiniu balsu, kuris yra tikrai, man pasitvirtino teisingas. Tik tai atrodo, kad čia bus baimė, čia to bijau, bet iš tikrųjų kiek ėjau klausydama savęs, tiek nepralošiau, iš tikrųjų labai gavau fainos patirties, geros, naudingos. Bet atrodo, prieš išeinant iš mokyklos reikia pasirinkti kažką labai naudingo, kad būtų pelninga po to ir taip toliau. Tai visokių tokių buvo, savo gyvenime gal kaip čia klystkeliai, jeigu jie pavadinsi, nors nepavadinčiau, tiesiog pasirinkimai tie, kurie prailgino mano kelią link mano dabartinio darbo, galbūt, kurio aš esu patenkinta,
tai visi tie kabutėse klystkeliai, neklystkeliai, jie galėjo būti patrumpinti, jeigu aš būčiau klausiusi tiesiog iš pat pradžių, kur aš link noriu eiti. Tai vat man atrodo, kad vaikas išeidamas iš 12, jau 12 baigęs, jisai kažkaip turėtų būti tvirtesnis savo pasirinkimuose, žinojame apie save ir daugiau tų tokių gal ir žmonių pažinojimo, ant to pačiu tokios psichologijos, kažkokių žinių pagrindų. O visą kitą, man atrodo, galima išmokti aukštosiose. Taip, gal. Pliusai ir minusai. Taip, tai pirmiausia, eidama į darbą, aš kažkaip turiu tokį labai fainą nusiteikimą, kad pasiruošiu, apsirengiu, pasipuošiu. Kažkoks toks visgi man išėjimas į darbą yra svarbu. Negu kad, kai dirbau nuotoliu, pavyzdžiui, prie kompo ir yra toksai, visiškai atrodo jau apsnūdus, apsmurgus ir nebereikia nei pasižiūrėti veidrodį, nei kažką. Tai jo, jaučiuosi labiau pasitikinti savimi, turbūt, kaip išeinu bendrauti su žmonėmis. Dar iš pliusų, kad bendrauju daug su žmonėmis, kas man patinka, bet tuo pačiu čia ir minusą pridėčiau, nes pavargstu nuo to būna. Tai man reikia tos saugios erdvės, kur aš turiu savo kabinetą, ačiū direktoriai, kur tikrai galiu ir atsinaujinti savo resursus. Dar iš pliusų, man visai patinka šitas dalykas, kad išeini atostogų vasarai vos ne visai. Tai čia vau, tokia neturėjau tokios patirties, nes jau Liepos pradžiai grįžusi iš savo įprastinių atostogų, pasirodo, kad čia tik prasideda atostogos. Tai vau, čia toksai. Tai čia, kas dar? Man šiaip tiesą sakant, daug kas dėl to skundžiasi, bet man alga patinka, nes aš gavau anksčiau 2 mažiau ir išgyvendavau puikiai, tai dabar gaunu 2 daugiau ir aš puikiai gyvenu šitoj sodyboj. Ir pasitaupau ir atsidedu ir žodžiu. Vau, toks keistas momentas, turbūt neretai išgirsti tokį atsakymą. O dar pliusai, man patinka tas bendravimas su mano paaugliais, visais, jie tokie visi labai įdomus, spalvingi ir tie iššūkiai, jie mane labai brandina. Bent jau šiais metais turėjau tokį porą mokinių, kur man tiek iššūkių buvo, aš net buvo ir naktim nemiegojau dėl jų, tačiau suprantu, kad labai daug irgi man davė būtent tos situacijos, nes daug savęs pamačiau, kaip reaguoju, kaip nereikėtų reaguoti, ką daryti, kad kitaip reaguoti. Žodžiu, turėjau kur pasistumėti. O minusai. Kas iš tų minusų? Kad pavargstu kartais nuo žmonių daug, kad jau grįžus namo, tada jau būna, kad nieko nebesinori. Realiai pati minusų prisikurdavau, kad labai daug dirbdavau, nors gal tiek ir neturėdavau dirbti. Tai čia nieks kits čia nekalts mergužėlė tu pati. Bet man patikdavo. Aš atvažiuodavau vos ne anksčiausiai, išeidavau vos ne vėliausiai, dėl to, kad man patikdavo. Man tie pirmi metai labai patiko, iš tikrųjų, planuoti pamokas ir vargindavo, bet ir patikdavo. Dar vienas minusas iš to SEU mokytojų turbūt požiūrio taško, tai kad labai daug neapibrėžtumo. Nėra tokios programos, kad čia paėmei vadovėlį, dar kažką ėmi ir darai. Tai čia vienas didelis turbūt, galbūt, kurio nepagalvojau pradžiai minusas, nes daug neaiškumo ir daug reikia kūrybos be galo. Šitiek kūrybos resursų čia sudėjau šitais metais, kad aš tiek gyvenime nebuvau turbūt nieko kūrusi. Ir pamokos, ir kad jos būtų nuoseklios, kad būtų įdomios, kad būtų įtraukios, visokios kokios. Tai čia daug reikėjo mokytis. Tai kam minusas, kam pliusas, bet man kol kas buvo tai pliusas, kad reikėjo daug mokytis, labai daug išmokau. Bet tuo pačiu ir pavargdavau, tai tas gal, kad daugiau nesugalvoju kol kas. Daugiau nuodėmių neprisimenu. Savybės reikalingos mokytojams. Kantrybė turbūt. Pirmoje vietoje galvoju kantrybę. Nes, kai sako, iš kantrybės neišvedama, iš kantrybės išeinama. Tai tokioj darbo vietoje, įstaigoje kaip mokykla, tai čia turbūt pagrindinis dalykas, kas kištų koją, jeigu
kantrybės pilis yra labai maža, nes iš jos labai galima lengvai išeiti. Tai turbūt kantrybė, aišku, atsakomybės jausmas, punktualumas svarbu, nes kai sako, kad nevėluokit į pamokas mokiniai, bet patys mokytojai dar ten lūkurioja 5 minutės, kai prasideda pamoka, tai irgi, man atrodo, svarbu. Ir kas dar galėtų būti į tą kūrybiškumas, kūrybingumas labai, man atrodo, svarbu, bent jau šitoj SEU pozicijai, tai tikrai. Tiek. Ar dabartiniai paaugliai mažiau pagarbūs? Kažkiek taip, pritarčiau šitai nuomonei, nes kai aš buvau paauglė, tai mes daugiau gal zbitkų kažkokių tai ten krėsdavom, bet jie būdavo nenukreipti į mokytojus, arba jeigu ir matydavom, tai ten taip kažkaip praeidavo gan švelniai, be jokių ten kvietimų pas direktorės ir bent jau man taip nepapuolė klasėse mano visose iki 12, kaip mokiausi. Tai esu girdėjus, kad ten berniukai ten pasityčiodavo, tai padėdavo kokią knopkę klasiškai, klasikinis pavyzdys, padėti knopkę ant kėdės mokytojo. Tai kažkokį tokį dalyką. Daugiau kažko rimčiau nebūdavo. Toks jausmas, kad ir tų patyčių lyg tai būdavo mažiau, nežinau, bet čia gal aš nesusidūriau, kai aš buvau mokinė. Vieną kitą kartą. O dabar, man atrodo, kad yra to, lyg tai daugiau tos nepagarbos, daugiau tos, vadinkim, asmeninės laisvės, kuri nelabai suderinta su atsakomybė, nes tikrai jau prieš tuos metus nekartą ir teko matyti, kaip iškviečiami ir tėvai, ir eina pas direktorę, ir patys vaikai, ir pati kviečiausi mokinius asmeniškai pasikalbėti ne vieną kartą. Tai sakyčiau, kad yra šiek tiek to skirtumo tarp kartų. Su kokiais sunkumais susiduria jūsų mokykla? Prieš tuos metus, kad nepastebėjau, kad būtų labai dideli kažkokie sunkumai. Kaip man atrodo, kad administracija pakankamai dirba sklandžiai, bendradarbiauja su mokytojais, o ten visokių iššūkių gal pasitaiko, bet aš nelendu, neklausinėju ir kažkaip susikoncentruoju ties savo darbu. Ir man atrodo, kad kažko ypatingo, negu kad kitos mokyklos lyg ir nepatiria tų iššūkių, nes vaikų visokių visą laiką yra, kaip, su kuriais sunkiau, su kuriais lengviau. Bet pakankamai, atrodo, sėkmingai funkcionuoja, man atrodo, Anykščiuose. Kas džiugina mokykloje? Aš pati labai džiaugiuosi, kad mane labai geranoriškai priėmė, iš tikrųjų, nes manęs neieškojo. Ta prasme, aš įsiprašiau, kabutėse, į tą mokyklą pati, nes aš labai norėjau po šitos atrankos perėjusi, renkuosi mokyti atranką, aš labai norėjau dirbti iš karto, o nelaukti, kol čia atsiras kažkoks poreikis. Tai, ir kadangi tokio poreikio iš 3 mokyklų nebuvo Anykščių, tai aš pati parašiau laišką visoms direktorėms ir būtent iš Biliūno gimnazijos susilaukiau atsakymo teigiamo, kad, ta prasme, kad pasikalbėti bent jau. Tai va, ir po to viskas kaip sviesto atrodo patepta, pasakiau, ką norėčiau, pasakė, ką jie norėtų, su direktorė kaip pakalbėjom ir kažkaip atsirado gan toksai abipusis šiltas ryšys. Visą laiką stengiuosi atlikti savo darbą kiek įmanoma, taip atsakingiau, kad su manim kažkokių ten nekiltų, kad nereikėtų dėl manęs tenai su tėvais kalbėtis ir panašiai kažkaip, tai kol kas lyg ir pavyko ir man atrodo tas irgi labai svarbu, nes labai nuo požiūrio direktorės irgi daug kas priklauso turbūt į kiekvieną mokytoją. Tai aš mačiau pasitikėjimą manimi, tokią, netgi sakyčiau, laisvės galbūt daug suteikta, bet aš ją labai atsakingai išnaudojau, man atrodo. Ir, kaip sakau, ir ilgiau dirbdavau, negu reikėdavo. Tai man atrodo, kad užsidirbau karmos taškų ir direktorės taškų. Ir pliusas, kad gan
draugiškas kolektyvas, nors nepasakyčiau, kad labai daug su visais ten draugiškai bendravau, tačiau iš šono matau, kad jie yra tikrai artimai bendrauja. Kai kurie mokytojai labai artimai. Tai, kad ten ir šiaip susitinka ir po darbų ir viską, tai labai faina iš tikrųjų. Ir visokių renginių tenai prisikuria, pridaro žygių ir kviečia visus, tai jaučiuosi gan laisva, ta prasme, ar dalyvauti su jais kartu, ar nedalyvauti ir įsilieti jų bendruomenę ar neįsilieti. Tai gal man pritrūko pačiai mano iniciatyvos, bet aš, kadangi susikoncentravus daugiau buvau į savo darbą ir pareigas ir tą, kad sukurti pamokas fainas ir naudingas, tai mažiau skyriau bendravimui tarp kolegų. Ja. Ar mokytojai ir mokiniai turėtų būti draugai? Ne, nemanau. Man čia kažkaip išmokau šitą, renkuosi mokyti vasaros mokykloje, kur sakė, kad mokytojas turi būti draugiškas, bet neturi būti draugas. Tai va, tai aš tuo vadovaujuosi, nors kartais man labai norisi būti, aš kad būčiau jų ten tarpe, tų paauglių, sakau, sėdėčiau tavo į galiorkui su jais kartu. Taip. Tikrai būna save pagaunu, kad, kaip aš norėčiau būti dar tam paauglių etape, bet kažkaip po to pagaunu save, kad ne, per daug jau ten visko. Tai džiaugiuosi, kad jau esu tų metų, kaip esu. Tai, bet pagaunu, kad noriu būti jų draugelė, nors tada žinau, kad jie labai greitai pajunta tą ir tada ribas bando, kas yra turbūt sunkiau atlaikyti, negu kad pradžioj nustatyti ribas. Tai va, tai žiūrėsim, kaip man 2 metais seksis šitą padaryti. Apie ką svajoja jūsų mokiniai? Svajonių visokių, bet tokių paprastų aš iš jų sulaukiau. Ten dar mokslo metų pradžioj mes tokią darėm pratimą tokį. Tai man ten daug svajonių prirašė nuo to, kad labai daug, pavyzdžiui, žemiškų tų svajonių, kad nori teisės išsilaikyti ten mopedo, motociklo arba ten mašinos, iki tokių, kad nori savanoriauti, nori, pavyzdžiui, dirbti mokykloje, netgi, dirbti mokytoju. Tai galvoju, tai tokių reta svajonė reta. O dar susirasti draugų daugiau, tokios, man atrodo, labai daug tokių irgi buvo. Arba įveikti savo baimės noriu, arba ten, aišku, buvo tokia plona riba tarp norų ir tarp baimių. Tai noriu, bet tai buvo daug tokių pasakymų, tai irgi labai daug susiję su nepasitikėjimu savim, sako, norėčiau labiau savim pasitikėti, pavyzdžiui. Arba žinoti, ko noriu, arba susirasti panelę, arba ten vaikiną ten. Tai bet tokie, man atrodo, labai žmogiški norai pas juos, kaip ir pas mus. Kas motyvuoja mokinius? Kiek man pavyko išsiaiškinti per šitos metus, tai nes ten ir apklausas tokias dariau ir šiaip stebėjimo būdu, kokių išvadų pasidariau, tai sakyčiau, įdomios pamokos, žinoma. Kaip bebūtų keista, juos labai motyvuoja pirmosios turbūt pamokos, 2, 3, 4, bet ne 7 ir 8, kaip pas mane. Tai jos šitas labai demotyvuoja. Tai gal kartais netgi, sakyčiau, lengviau yra pasakyti, kas demotyvuoja, negu kad kas motyvuoja. Tai tikrai tos paskutinės pamokos demotyvuoja. Manau, kad labai yra daug žmogiško faktoriaus, ar jiems patinka mokytojas ar nepatinka. Tokio asmeninio, jeigu užsimezga asmeninis ryšys, tai iš karto žiūrėk, jau sužibo akis, jau ir klausosi, jau ir rašo kažką. Pastebėjau, kad irgi buvo tokių, kurie nelankė, po to pradėjo lankyti pamokas. Galbūt dėl to, kad užkalbinau koridoriui, galbūt dėl to, kad paklausiu, kaip tu jauties ten praeidama. Ar, kažkaip, man atrodo, kad tas irgi turi įtakos asmeninis ryšys. O kas dar? Turbūt, kadangi kalbu tik tai apie savo dalyką, apie SEU, nes tai nėra nei pažymiai, nei dar kažkas, tai visgi, įskaita pas mane yra, tačiau kai kuriuos turbūt vien tai motyvuoja, kad, kadangi jau čia yra dalykas ir jį reikia kažkaip tai
ček užsidėti, kad atlikau, tai visgi tas, kad įskaitą gauti jiems irgi motyvuoja, kad ten būdavo nelanko kažkas pamokų, bet vis tiek sugeba gauti tą įskaitą. Ten stengiasi, daro užduotis, kurias uždaviau ten namuose daryti, sakykime. Tai negali sakyti, kad nieko tai neduoda tas dalykas, nes jį ugdosi savo atsakomybę visgi kažkaip atsiskaityti. Tai va, taip netiesioginiu būdu prisidedu prie asmeninio tobulėjimo. Ko reikia, norint užmegzti ryšį su paaugliais? Nuoširdumo, nes tie paaugliai, tai ir šiaip vaikai labai jaučia, bet paaugliai tai labai gerai skanuoja. Ar gal patys to nesuvokdami, bet jie pajaučia tą feiką vadinamą. Tai ar to tikras, netikras, ar čia pavaidini, ar čia nori atrodyti labai draugiškas, ar aš netgi pagalvojau, kad ten dėl mano to šukuosenos, gal pagalvojau, kad aš čia dėl jų nusiskutau biškutį čia ateidama į rugsėjo 1. Tačiau kai jau sužinojo, kad aš jau čia 10 metų tokia, tai kažkaip, tai čia žiūrėk, čia gal ne ta, kuri nori patikt labai ten, dėl jų ten. Tai, man atrodo, nuoširdumas. Aišku, tas faktorius turbūt šiuolaikiškumo jiems labai turbūt groja, bet ne visada negaliu sakyti, nes labai fainai mačiau bendrauja ir su vyresnėmis mokytojomis. Tai turbūt pagarba labai svarbu irgi, nes čia turbūt rečiausia, ką jie sulaukia. Nes patys būdami išsišokėliai, reikia daug išminties mokytojui, kad išlaikyti visgi tą pagarbą jiems. Nes, manau, kad čia yra iššūkis. Man pačiai buvo ne kartą iššūkis galvoti pagarbiai apie tą mokinį, kuris nuolatos, atrodo, specialiai trukdo pamoką ir man ir visiems, ta prasme, aplinkui. Tai, čia yra iššūkis tiesiog žiūrėti į jį taip pat pagarbiai kaip į kitą suaugusi, sakykime, žmogų, kuris man nieko netrukdo. Tai jiems turbūt imponuoja, jeigu visgi pagarba išlieka. Tai. Kai ryšys neužsimezga? Man atrodo, kad ką aš dariau. Tai tiesiog visgi dariau tai, ką turėjau daryti, vedžiau pamokas. Jausdavau tą norą tokį, kad kažkaip padaryti jiems ten įdomiau, kad kažkodėl tai kitiem daugumai įdomu, jų klasiai neįdomu, ar ne? Ir galvoju, bet vėlgi, čia turbūt toks specifinis dalykas dėl mano dalyko, dėl savų, nes įskaita, kam čia to reikia, ir taip jų galvos užkištos ten visokiais akademiniais kitais pasiekimais. Tai, manau, čia irgi tokia vieta, kur jiems vien jau dėl to toks nusiteikimas galbūt prieš mane. Nors tokio kažkokio akivaizdaus pasipriešimo sulaukiau tik tai ten iš vienos mokinės, sakykime, toje klasėje. Ir ten kokioj klasėje vis pasitaiko dar koksai po vieną taip mokinį, kur tokį pasipriešinimas didelis. Tai ką aš tada darau? Tai kadangi dar esu pradedančioji mokytoja, tai praeina naktis ir aš galvoju apie tą vaiką ir kaip čia su juo išspręsti tą situaciją. Ir šiaip, aišku, kad norisi, kad patikčiau. Visiems tai turbūt būtų faina, bet tada būtų neįdomu turbūt ir aš niekur nepasistumėčiau pati. Tai paleidžiu. Aš tengiuosi ir pakartoti savo tai mintyse. Sakau, aš paleidžiu tave. Čia nieko asmeniško. Ir vis savo primenu, ką išmokau su savo paauglėm dukrom, kad nieko asmeniško. Čia yra jų gyvenimas, apie juos ten viskas sukasi ir tai, kad aš jiem nepatinku, tai čia yra tik tai aš turbūt vienas mažas procentas visame tame 100, kur dar nepatinka. Nes jiem daug kas nepatinka. Tai jo. Kas labiausiai nudžiugino pirmaisiais darbo metais? Mane labiausiai nudžiugino ir netgi ir tikrai ir sugraudino, ir maloniai, ir aš buvau, čia taip paprastai pasakysiu, buvau apšalusi nuo to, kai gavau vieną refleksiją. Tai nebuvo refleksija, tai tiesiog buvo klausimas iš tokių klausimų, kur apibendrinti savo mokslo metus, maždaug tenai buvo keletą klausimų ir vienos merginos buvo
tas toks atviras pasidalinimas man, kur aš tiesiog įsižiojau, kai perskaičiau ir mane tai atrodo viskas buvo gerai, atrodo visi tie metai buvo verta to, ką jinai parašė, nes aš dėl to ir atėjau. Nes jinai įvardino tą mano kaip ir tokią, kaip pasakyčiau, baimę. Aš šiek tiek nerimavau, ar aš nesu per daug atvira, dalindamasi per pamokas savo gyvenimu. Kažkuom, istorijomis, ar apie santykius, ar apie tiesiog požiūrį savo, apie savo vaikystę ir panašiai. Ir, nebuvau tikra, nes aš žinau, kad to mokytojai nedaro dažniausiai. Ir pas mane nedarė taip, kaip aš mokinausi. Ir šiaip, kai girdžiu, tai niekas neperžengia to asmeniškumo ribų, nes nusaugo savo, turbūt, asmeninį gyvenimą. Bet to pasiekoja, ką aš dariausi savo išvadą irgi jau. Ne per seniausiai, o mokykloje tik pasitvirtinau, kad mokytojai, kaip aš įsivaizduoju, kai aš buvau mokinė, kad mokytojai neturi savo asmeninio gyvenimo. Nes jie turbūt, ir nekalbėdavo niekada. Tai man buvo tokia naujiena, kad, žiūrėk, tai va ten viena ar kita ten daržus ravi ten po darbo, ten kažkas tai vakuoja, kažkas tai eina į žygius, dar kažką galvoju, tai mokytojai gyvena dar po mokyklos, pasirodo. Tai netgi pagalvojau, tai gal ir visai teisingai, kad aš juos apšviečiu, kad aš turiu tą asmeninį gyvenimą, nes, per tas SEU pamokas vis tiek tokios temos, visokios įvairios, ir temo, ir santykių, ir apie vertybės, ir nuostatas savo, apie jausmus ir panašiai, vis tiek tai yra labai daug gyvenimo. Tai aš kalbėdama apie savo gyvenimą vis pagalvodavau, ar tikrai aš ne per daug atsiveriu. Nors mėgstu tai daryti, ta prasme, šiaip nevengiu, man patinka atvirumas. Tai kai iš tos merginos gavau tą atsakymą, dabar atmintinai nepasakysiu, bet jinai labai padėkojo už tą atvirumą, nes ten klausimas buvo, kas jūs įkvėpė šiais metais, ir sako, jūs mokytoja, sako, nes sako, tiek, kiek jūs pasakojate apie savo šeimą, sako, aš pasijutau nebe vieniša, nebe viena ir tikrai dabar atrodo visai gyvenimą kitaip galiu žiūrėti. Ir sako, netgi jeigu atrodo, kad niekas nesiklauso toje klasėje, o tikrai taip atrodo, kad niekas nesiklauso toje klasėje, nes ten chaosas būdavo, labai daug vaikinų tokių, kuriems tikrai nerūpėjo. Tai jis sako, jeigu net atrodo, kad niekas nesiklauso, sako, aš tikrai klausydavau ir girdėdavau. Nors ir netrodė, kad jinai klausosi iš tikrųjų. Tai labai buvau nustebusi, apsiverkiau, man taip gera ant širdies buvo, atrodo, atrodo, man tik tiek ir tai reikėjo, kad suprasčiau, kad viskas okei. Tai va, tai jeigu jinai viena, gal ir daugiau, tik tai nedrįso pasakyti. Tai... Palinkėjimas kitoms mokytojams ir mokytojams. Neprarasti tikėjimo turbūt. Ir pasitikėjimo to procesu, nes aš nežinau, ar čia mano galutinė stotelė, nes kažkaip labai daug buvo tų stotelių gyvenime. Tai jau turbūt neturiu tokios iliuzijos, kad tai niekada nesikeis. Ir man kažkaip aš saugiai su to jaučiuosi, saugiai iš tikrųjų, nes kažkada labai atrodė, kad labai savim nepasitikėjau dėl to, kad neturėjau aiškios krypties. Po kurio laiko ir man labai padėjo vienas žmogus, kurį sutikau savo gyvenimo kely, toks visiškai atrodo ne į temą įkritęs, tai tiesiog nuomavau tuo metu būstą ir atvažiavo nuomininkas iš Anglijos ir su juo šnekant išaiškėjo toksai, kad jisai ir kariuomeniai dirbo, ir virėjų dirbo, ir daug kuo dirbo. Ir aš taip klausausi jo ir tuo metu dar buvau tokia pasimetus, atsimenu, man taip buvo negera dėl to, kad aš nematau, kuo aš tiksliai noriu būti. Ir klausiu jo, sakau, tai kaip tu su visu to jautiesi? Ta prasme, kad tu mėtaisi gyvenime, neturi ką veikti, ta prasme. O jisai taip žiūri mane, taip sako, nes aš angliškai klausiau, jisai sako, free, sako, laisvas, ta prasme, aš jaučiuosi laisvas. Sakau, žinai, koks didelis yra skirtumas tarp mūsų va šitą vietą. Sakau, kad aš jaučiu gėdą, sakau, o ne laisvę, kad aš va tokia besimėtanti. Tai vėlgi man tas pokalbis su juo atvėrė tokį labai, labai didelį klodą man, kuris po to labai daug pasitarnavo, tas požiūrio keitimas, požiūrio kampo keitimas, kad kaip aš žiūriu į tai. Tai man atrodo, buvimas mokytoja
Tai, aš neskatinu, kad, visi mokytojai čia varykit dabar, čia tik tai maždaug čia pakentėkit ir po to jau varykit kur nors kitur, bet žiūrėti į savo profesiją kaip į tą nuolat augimo reikalaujančią profesiją, sakykim. Tai jeigu jau daugiau yra kankynės negu džiaugsmo ir prasmės, tai gal tikrai tiesiog išdrįsti eiti kur nors kitur jau kažką tai kitą daryti, nes man irgi užsifiksavo dar vieni mokymai buvo tokie metų eigoj, kur pasakė, kad kartais, kai išsiaiškina mokytojas, kad net jam gal geriau prie tų vaikų nesiartinti, tai jau tada čia yra gerai, ta prasme, kad išsiaiškino, ne kad sėdi ir toliau su jais ten kariauja, žemina ir panašiai. Tai, aš labai tikiuosi, kad neprieisiu iki tos stadijos, gal, bet labai noriu stebėti savo augimą pačiai. Labai noriu daugiau to sąmoningumo, kad matyti, ar tikrai man pakeliui, ar tikrai, ar čia vardan vardo, čia prestižinio, kad aš čia mokytoja, kad pasėdėti toje pozicijoje. Bet manau, kad kažkaip gal man tai negresia, nes jau sakau, daug kartų teko pakeisti darbą. Tai man atrodo, tos kantrybės, išminties, norisi palinkėti ir savęs įsiklausimo didesnio. Kad daugiau būtų pašaukimo, kaip sakoma. Daugiau pašaukimo, kuris šaukia iš vidaus, kad noriu su jaunais žmonėmis jiems padėti eiti jų augimo keliu. Svarbiausia pamoka gyvenime. Tai susiveda turbūt po truputį visą tai, ko išmokau, renkuosi mokyti visoje bendruomenėje ir komandai, tai apie pasirinkimą. Kad aš turiu iš tikrųjų kaip minimum 2 pasirinkimus vienu metu. Tai ir apskritai, kad galiu, įdomi dabar, net pati pagalvojau, kad susivedžiau, čia yra apie renkuosi mokyti, kad pasirinkau mokyti, aš galėjau rinktis nemokyti. Taip ir dariau keletą metų, vis dar rinkausi kažką tai kitą, ar ne? Aš galiu rinktis čia kalbėti su tavim po šią gražią obelim. O galiu rinktis kalbėti kažkur viduje, bute ir panašiai. Ir kaip tai veiks mano gyvenimą, ne? Kaip tai veiks mano pokalbį. Nes, pavyzdžiui, dabar jisai veikia teigiamai. Šitas medis, šita gamta, vėjelis, kuris čia plazdena. Ir ta prasme, ką noriu pasakyti, kad mano pamoka turbūt tai išmokta, kad aš tikrai turiu daug laisvės. Ir visada yra pasirinkimas, vienoks ar kitoks. Tai anksčiau kažkaip atrodė, kad ne, jau kai esu aklavietėje, tai nėra pasirinkimo, bet kartais turbūt ir iki tos aklavietės davedė kažkokie pasirinkimai. Dėkoju, kad klausėte tinklalaidės Atgal į mokyklą. Šį kartą girdėjote socialinio emocinio ugdymo dalyko mokytojos Aušros Juodvalkės pasakojimą apie mokytojos profesiją. Aušra dirba Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje. Daugiau tinklalaidės įrašų galite rasti svetainėje www.atgalimokykla.lt. Dėkoju Lietuvos kultūros tarybai, kuri remia šios tinklalaidės kūrimą.